Tai senai nekėliau video, trumpai papasakosiu, kur dabar randuosi. Pradėjau plaukt baseinę, plaukiu 2 kartus per savaitę. Aišku, čia buvo dar prieš įvykius, kuriuos pasakysiu, tai plaukdavau 2 kartus per savaitę, pirmadienį, trečiadienį, o karate sportuodavau klube antradienį ir ketvirtadienį. Penktadieniais kartais irgi sportuodavau, tai kol neprasidėjo vasara. O sekmadienį eidavau į džimą. Tai toks labai įtemptas sporto rutina, kurią vykdžiau 3 mėnesius ir po 3 mėnesių nuėjęs į kūno analizės testą pasidaryti, gavau atsakymą, kad niekas nepasikeitė, netgi šiek tiek pablogėjo duomenys. Tai to pasekoje nusprendžiau mažinti krūvį. Tai stojau eiti į sporto klubą, į džimą, bet vėliau lankiau karate ir plaukimą. Ir atėjo toks dalykas kaip festivalis, kurį užsirašiau, tai Masters of Calm. Ir viskas prasidėjo nuo to, kai artėjo to festivalio data, tai gavau skambučius, kad nori bendradarbiauti žmonės. Ir viskas keitėsi, tai festivalyje 10 dienų nevalgiau mėsos. Ir tuo pačiu metu prieš festivalį jau sugalvojau, kad reikia, tai čia buvo taip, jau po testo, po kūno analizės testo, kadangi rezultatai visiškai nepasikeitė, o aš tikrai dėjau nemažas pastangas, tai supratau, kad kažką darau ne taip, tai reikia pokyčių. Tai vienas iš pokyčių buvo, kad nes mėgdavau bandelės labai valgydavau bandelės, sakykime, su kavas, arbata, pyragus kažkokius, tai šokoladą gal, žinai, saldumynus. Tai visiškai atsisakiau saldumynų, bandelių, visiškai nukirtau šitą šaknį. Ir taip pat nustojau šitą daryti, taip pat McDonald's kartą mėgdavau, nes kadangi ritmas toks didesnis ir būdavo gal laikas, sakykime, po baseiną, kur jau grįžti labai pavargęs, labai toks pasiekęs ir tą maistą daryti. Tai lengviausia opcija McDonald's, kas yra netoli. Tai visiškai nukirtau McDonald's irgi. Tai nukirtau saldumynus, bandelės, ten tokį cukrų vadinamą. Tada nukirtau McDonald's. Ir tada atėjo festivalio dar diena. Tai 10 dienų nevalgiau mėsos, nes ten nebuvo sumaitinimų ir nebuvo tiesiog mėsa tiekiama. Tai po festivalio tęsiau veiklą, kur su partneriais susipažinau, pradėjau dirbti. Ir atsiradus partneriams ir tokiam srautui darbų, atsirado daugiau pareigų ir atsakomybės už rezultatą, o aš labai turiu tokią savybę, kad stengiuosi, kad viskas būtų gerai. Ir kai iškyla situacijos, kai nesi tikras, ar viskas bus gerai, ar kiti dalykai, toks yra vidinė įtampa kažkiek, gal kurios aš nejaučiu iš tikrųjų. Maniau, kad aš tvarkausi gerai, bet po mėnesio pasisvėręs mačiau, kad nukrito 7 kilogramai. Tada dabar 8 jau. Tai mane tai sukrėtė ir pradėjau analizuoti, kodėl taip atsitiko. Tai su tokioj situacijai numečiau 8 kilogramus, dabar tesveriu 7,4,5. Nuo 8,2, 8,3. Tai per mėnesį laiko viskas apsivertė. Ir nustojau dabar, 2 savaitės gal nustojau karate ir plaukt, nes atsirado labai daug reikalų ir prioritetus dėjau tiem reikalams spręsti, nes šiuo metu ten prioritetai ir vertės didžiausios, kurias matau.
Tai nustojau sportuoti, plaukti, bet vat šiandien atėjau į džimą po ilgą laiką, tai labai geras jausmas. Ir nusprendžiau padaryti video, kad tokį update'ą, kur esu dabar, tai visa šita situacija yra tokia ir dar jaučiu tokį pokytį gyvenime ir viskas yra gerai. Tai turbūt tiek ir iki.